tai netradicinė diena, šiandien esame Naujosios Akmenės karjere, didžiuliam karjere, ten kur, matot, tikrai dideli kalnai yra ir tai jau pajudėsim. Pirmas kartas mums yra Akmenėje ir tokiuose kalnuose net nežinom, ko tikėtis. Tai iš tikrųjų norėčiau Mykolą paklausti, kas mūsų laukia labiausiai, ko labiausiai bijot galima. Labiausiai bijot netradicinio grunto ir didelio sunkvežimio. O čia tai yra, iš tikrųjų, jie sakė nestabdo, net jeigu mes kažkur važiuojam, jiem nevaidai. Jie pagal grafiką važiuoja tiesiog ir paskui nespėja. Tai gal spėsim nusifotkinti, jeigu labai norėsit ir bus vairuotojas malonu. Jo, tai reikia papulti ant geros nuotaikos vairuotojai. Ir ant gerų akmenų. Gerų akmenų, gerai, leidžiamės į trasą. Čia jau bus, žinau. Vau, va čia tai vieta. Kelsimės per čia tiesiai, vat. Aš geriau per mažiau patvinusią vietą. Čia sudėtingi reikalai turbūt. Beveik pirmą kartą mes ant šitų akmenų. Kaip atsikėtų, čia žiauriai sunku. Visą laik pjaut sankabą. Per čia? Ant trijų. 1, 2, 3. Liam. O, kasgi čia? Monstras. Kam įdomu, tai tikrai čia ir nelengvas kalnas, tikrai. Pasižiūrėkit jūs tik tai. Atrodo nestatu, bet... Vau, kaip mano emocija atrodo nuo jo. Išbandom Evans radiatorių skystį. Iš tikrųjų atrodo baisiai, bet nėra sunku. Jau viskas. Į priekį arba daugiau niekur. Tikrai nuostabi vieta, tiesiog enduro pasaka. Tokių kalnų ar tokių akmenų turbūt gyvenime dar nematom. Nu dabar tai duosiu garą. Jau galit balsuoti. Pirmas ar antras kartas. Aš už pirmą balsuočiau. Fire! Čia buvo ką veikt, abejoju. O, kaip gražu. Pasaka.
Čia žiūrėkit, gal dar gali būti sunku iškilti. Gali, hebra, žinokit, gali. Kas čia buvo? Į akmenį? Jo. O, vaikyti. Ten pat įsirėgiau. O, fuck. Tu irgi ten į duobę įkritai. Labai baisu iš padulkį iškart išlysti. Gali kažkas dar atvažiuoti. O, Jėzau, dar be akinių. Kas? Ką? Kas? Eik tu, na. Visiškai nieko nebėra. Matėt jau kas nutiko. Jokūbui sprogo priekinę padangą. Spėjai gal pramušė ties akmenim aštriais ar dar kažkur. Na, kad ir mažai paraidinam, bet bent jau tos kelios valandos buvo tikrai įspūdingos. Tiek tokiuose kalnuose, tiek pamatyti tiek akmenų, įveikti juos. Čia buvo tiesiog kažkas neįtikėtina. Na va, gavau galimybę išbandyti dvitaktį. 300 Husqvarna 18 metų. Wow. Pirmas mintis, jis labai lengvas. Jau iškart jaučiasi. Geras. Posūkiuose labai lengvai stovi. Apskritai tarp kojų nėra ką veikti su juo. Irgi pivo turno atveju. Geras. Nesijaučia tos, kaip suprantat, kiek tutakčio svorio tokio. Aišku, variklio stabdymo taip pat nesijaučia. Labai ramiai važiuoja, jokio. Nėra, visiškai nesijaučia jokio vibravimo, o tuo labiau per va. Važiuoja per didžiausius akmenis, nieko nejaučiu. Man patinka. Jauties kaip turbūt sofai be važiuodamas. Arba fotelį. Ir va, galima daryti įvairiausius prikolus. Jis neužgęsta visiškai. Ir nuo žemų turi galios. Wow. Tikrai, kad ir keturtakčių esu fanas, bet tie dvitakčiai ta galia. Ypač kai yra puškimas, tai daugiau primena keturtaktį. Lengvas keturtaktis. Galutinis verdiktas. Tikrai labai puikus motociklas. Dar pabandysiu užkur, kaip čia ar gerai. Čia cross country start iškart paimčiau su tokio kūrimasi. Išmaniosios technologijos. Op. Kilimėlis. Čia prasidarai. Bet šildytuvo tau reikia elektrinio. Nereik žiemą ant sniego. Op. Op. Ir gali. Valia. Super. 10 eurų. Endurinis busas. Foteliai vidai.